Sveikinuosi su žiūrovais, kas mus stebi kitoje ekranų pusėje. Šiandien kalbinu žmogų, kuris savo pavyzdžių, tiek kitų žmonių pavyzdžių demonstruoja, kaip galima gyventi sveikai, kaip galima gyventi pilnavertiškai. Pristatau Joną. Labas, Jonai. Labas, Mantai. Spaudžia tvirtai Žemaitijos. Žemaitis grinakraujis. Nu, Kuršėnai, žinai, toks yra tarp. Ai, Kuršas, tarpe? gal Kuršas? Ai, Kuršas. Kuršas, gal. Teisingai. Kuršėnas. Nu. Supratau. Kai visi pasisgedo po potvinio šieno, tai atbėgo šaukti Kuršėnas. Užsiimi tokio įdomią sritim - nutriciologija. 3 sakiniais. Ką tai reiškia? Kas tai yra per dalykas? Liaudiškai supaprastinus, nutriciologija mokslas apie sveiką mitybą ląstelės lygmenį. Ne taip kaip skaniai pavalgyti, bet taip kaip pamaitinti savo kūną. Tai gali būti atvirkščiai, gali būti neskaniai pradžiai, kol pasikeičia žarnyno mikroflora į geresnę, pripranta valgyti geresnį maistą, jis tampa skanus, o tas praeitas, nesveikas anksčiau vartotas maistas tampa nebeskanus ir nebekvepia. Tai padedi žmonėm suvokti, ką jiem vartot, kokį maistą jiem vartot iš esmės. Taip, ką valgyt, ką nevalgyt, savo pavyzdžių. Transformavausi, taip sakant, ne pats to nesitikėdamas, tokių rezultatų tikrai nesitikėjau. Dar 20 metais turėjau daug problemų sveikatos. Fiziniai parametrai taip pat buvo žemi, ten eidavau tinklinio pažaisti ir parėjęs galvodavau, ar visi taip progresuoja, ar aš taip degraduoju. Ta prasme, jokio progreso, tik tais vis prisimindavau, kaip anksčiau gerai buvo. Žaizdos negyjo, raumuo neaugo, kiek tu ten galėjai ten intensyviai kažką tai daryti, sportuoti. Senatvė. Jo, tai visi nurašo ant senatvės. Bet aš tada, matai, nuo 2003 metų aš pradėjau su metano bakterijom dirbti. Esu pastatęs jėgainę, kuri Šiaulių rajone, kuri iš biodegraduojančių atliekų gamina biodujas. Ne tai buvo lengva, bet pasiekiau gana aukštų rezultatų su tom bakterijom. Važiavau į Kiniją tobulintis. Kinijoje labai išvystyta visa ta technologija. Ir paprašiau, kad supažindintų su rytų medicina. Nuvežė mane pas daktarą, daktaras uždėjo ten pirštus ant riešo ir pasakė viską, kas buvo, yra ir kas bus, jeigu nieko nedarysi. Tai man buvo toks... Lemputė. Jo, lemputė užsidegė ir grįždamas labai daug laiko turėjau lėktuvė ten kiek valandų, virš 10 skristi. Supratau, kad vakarų medicina man nieko neduos, nes aš vaikščiodavau po visus kabinetus, viens iš kito siuntinėdavo, ten nieks nieko nerasdavo, žodžiu. Operuot, vėl tas pats nieks nesikeisdavo ten. Tai. Žodžiu, patirtį savo susirinkai tenais vaikščiodamas. Jo, ir aš nusprendžiau tada, kad jeigu susidorojau su metano bakterijom, susidorosiu ir su savo bakterijom. Tu skrendi iš Kinijos lėktuve ir tau dėliojasi mintys, planai, kaip čia toliau gyventi. Jo, kaip aš užsiimsiu savo sveikatą. Nu ir tada papuolė akademiko Boriso Bolotovo knygos. Internete kiek radau, ten kiek ką prasisinčiau, prisipirkau, kiek galėjau, prisisinčiau pačių, fizinių knygų, ne tik tais. Ir ten jų pagrindinė tematika buvo apie fermentavimas. Taip, tai čia prieš kiek metų? 20 metų. 20 metai, tai 15 metų atgal. Apie fermentaciją būtent prasidėjo šitas. Taip, ten buvo prašyta, kad reikia susirasti gero pieno, kad karvės ganytųsi kur nors, tokioj vietoj. Galėtų ir į mišką nueiti laisvai, nebūtų pririštos, į pievų įvairovę visokių augalų, tada jos visokiausių bakterijų prisirankė įvairovę, visokiausių štamų turi ir tai perduoda į pieną. Ir kada mes tą pieną rauginam, darom išrūgas ir tos išrūgos yra daug turtingesnės negu kad paimtumėmės karvės pieną iš fermos, kur karvė tik tais kaip tas... Jo, stovi tiesiog, aš buvęs, esu, blemba, žiaurus vaizdas iš tikrųjų, aš atsimenu. Jo, įsivaizduok, visą gyvenimą stovėti ir duoti pieną, valgyti ir duoti pieną. Tai ten labai minimaliai su ta mikroflora. Tai žodžiu, fermentacija nuo pieno to prasidėjo, reiškia, į kefyrą, į šitą visą jogurtą ir taip toliau. Tai čia... Ne, aš jogurtų nedarydavau. Aš pagal Borisą Bolotovą stengiau susirasti daug bakterijų, gerų štamų įvairovę turinti pieną. Susiradau tokią moteriškę, kuri gyvena pamiškiai, antis augina, ten
ožkas, daugybė ten visokių. Natūraliai aplinkoje. Nes aš ieškojau, kas man padarys ir tas išrūgas, ir tą varškę. Apvažinėjau kaimus, ten moteriškės, kurios gamina sūrius, varškę. Jos niekaip nesupranta, o mano sąlyga buvo, kad nebūtų pakaitinta ir nebūtų jokių rūgštelių dėta. Jos purto galva, sako, neįmanoma varškės padaryti. Nu, neįmanoma, tai ne, turėjau pradėti imtis pats tuo užsiimti, nes niekas nepadaro. O pasirodo, kad visai nesunkiai tai padaryti. Ir įsirengiau sąlygas, pasidariau tas išrūgas ir pradėjau fermentuoti tada ugnežolę, pelyną, tvertiką, kišvį, ten visokiausias. Jau tada pradėjai fermentuoti ir žoleles. Taip, šaknis, žoleles, po truputį. Čia irgi pagal Bolotovo šitą. Ai, supratau, tai ne tik pieną, bet ir žolelės jau prasidėjo. Nu, tai aš tas išrūgas ir norėjau gauti tam, kad turėčiau kame fermentuoti. Aha, kaip bazė, ar ne? Nėra išrūgų, nėra galimybės fermentuoti. Tada susirgo mano draugas Gardinė, senas draugas, onkologija, ir aš pasišoviau jam padėti. Ten man pakliuvo informacija daktaro Šablino iš Buriatijos, jis kliniką Maskvoje turi. Ir jo M technologijos. M tai yra efektyvūs mikroorganizmai. Ir aš kažkaip tai prisitaikiau, susišnekėjau su juo, nusipirkau ten specialų aparatėlį, kad galėčiau važiuoti mokytis pas jį į kliniką. Asistuoti, padėti, perimti norėjau jo tas M technologijas. Visada, kai būni su kažkuo, kitaip viską gali perimti. Jo, ten labai didelis srautas onkologinių ligonių, aš ten su tuo aparatėliu išmokau testuoti ir visas srautas praeidavo pro mane, aš ataskaitą padėdavau daktarui Šablinui, jis patikrindavo mano darbus. Kokia metodika tenais, iš esmės taip vadovaujamasi su tais onkologiniais ligoniais? Matai, ten akcentas į žarnyno mikroflorą. Į žarnyno mikroflorą. Kol žarnyno mikrofloros nesutvarkysi, tai nėra ko ten tikėtis gerų rezultatų ir pačioj dideliai problemai. Čia dabar truputį mintį pamečiau, čia Gardinė ten draugas susirgo, draugas tu kitur išvažiavai. O aš į Maskvą išvažiavai. Į Maskvą išvažiavai, aha. Ir mikroflora, tai ten pradėjai žinios apie tą, tai gerai, tai kas ta mikroflora tada, jeigu taip trumpai, kas čia per dalykas? Nu tai tai iš ten gavau labai daug žinių apie štamus, parsivežiau tada M kurunga, M kvasas, ten toks garsus buvo ir dabar tebėra visam tam rytų regione. Parsivežiau ir pagerinau savo išrūgas, visiškai kito lygio gavosi ir varškė, ir išrūgos jau gyvos su kitokiais štamais. Aš tokį pavyzdį visada duodu, kad ir žiūrovai, jeigu kas klausys, kad suprastų, maitinamoji terpė yra vienas dalykas, o tie gyventojai, kurie valgo, kitas dalykas visai. Dabar žiūrėkim kaip fermeriai. Vienas augina karves, kitas arklius, trečias antis ir juos visus šeria vienodų maistų, sakykime, avižom, kaip pavyzdys. Gali valgyti visi avižas. Avižas ir žmonės valgo. Žmonės gali valgyti. Tai dabar žiūrėkim. Arklys valgydamas avižas niekada antim netaps. Arba karvė netaps niekada. Gali kiek nori šerti. Taip. Arklys kiaušinių neduos. Teisingai. Arklys ir pieno neduos. Bet karvės nepakinkys į miestą nuvažiuoti. Jo, karvė ir kiaušinių neduos. Tai štamai, bakterijos, tai ir yra tie gyventojai, kuriuos mes turim turėti, juos dauginti, veisti, bet juos turim turėti, iš kažkur gauti. Mes jų nepagaminsim, mes ne dievuliai. O maitinamoji terpė visai kas kita, jau ką mes duosim. Mes galim tą pačią antį ten maitinti viskuo, nebūtinai avižom, bet bus tik tais ančių ir kiaušinių. Floros grįžtant taip, dabar sakykim, jeigu tu esi ūkininkas, tau reikia visko, tau reikia ir į miestą nuvažiuoti, tau reikia ir kiaušinių gauti, tau reikia ir pieno gauti, tu turi viską turėti. Taip ir žarnyne turi visokiausių štamų būti, kad jie atliktų skirtingas funkcijas. Bet jeigu mes naudojam ten daug antibiotikų, reikia, nereikia, o kartais labai reikia, negali išvengti, bet labai dažnai būna, kad žmonės vartoja reikia, nereikia. Tai mes labai daug prarandam. Reiškia, kuo skirtingesnis maistas, tuo mikroflora turtingesnė, ar aš teisingai tą suprantu, kad tos bakterijos skirtingos būtų reikalingos. Įsivaizduokim, kad mes
turim daugybę čia gyventojų visokių, ne, Taip, kaip ir čia mes turim daugybę gyventojų. Jeigu tarp tų gyventojų yra kažkas, kas va tų avižų neėda, Taip. Neėda, reikia jam mėsos, Aha. katinas, neėda. Pelę buvau pasigavęs, kad. Jo. Tai jam reikės laukti, kol ten priaugs tų pelių, kad jis pelės, bet jis avižų nevalgys. Tai va yra tokių štamų, kurie nevalgo. Mums ta įvairovė reikalingi polifenoliai, reikalingos skaidulos, įvairios skaidulos, įvairių daržovių skaidulos, kad mes pamaitintumėm tas va tokias smulkes jungiančias bakterijas, nuo kurių priklauso kitos bakterijos, kurias maitina tos pavalgiusios, sakykime, kažkokie tai polifenoliai, pavalgiusios jos pamaitins savo kūneliu, atgyvenusios gyvenimą, pamaitins savo kūneliu dar kitas bakterijas arba savo metabolitais, maitina pastoviai kažkokias tai dar kitas bakterijas, kurios mums daro didžiulę naudą, atneša daugybę gerų dalykų, mikroelementų, vitaminų, perdirba maistą ir visą kitą. Aš taip sakau, toks vaizdinis palyginimas. Ir čia mano dešiniai rankomis įsivaizduokim, kad čia yra gerosios bakterijos, ne? Jų turi būti didelė populiacija, jeigu vienetai skaičiuoti, 10 000, sakykime, ne? Žarnyne, sąlyginių vienetų. O yra tokios sąlyginai blogos bakterijos. Taip. Kandida tame tarpe, jin turi būti, bet jin turi būti kontroliuojama. O kaip suprasti sąlyginai blogas? O įsivaizduokim, čia sodyboj šuo bėgioja, ne? Taip. Vienas, gerai, 2. Jeigu nėra didelį, gal ir 3 tada. Taip. O 300. Pabandyk įsivaizduoti. Jau čia raust pradėtų. Jo, tu nebesukontroliuotum. Iš tavęs reikalauta, atimtų maistą. Kada yra sveika mikroflora, kada santykis yra, proporcijos yra teisingos, kaip sakiau, jeigu 1, 2, 3 sodybai šuo, o gerosios bakterijos arba mes kontroliuojam. Jos kontroliuoja sąlyginai blogas. Tai viskas tvarkoj. Bet kadangi mes pradedam maitintis rafinuotų maistų, šitos bakterijos neturi ką valgyti, jų populiacija mažėja. Išauga šita populiacija, proporcijos keičiasi. Kai proporcijos keičiasi, mūsų organizmą intoksikuoja. Tos bakterijos išaugusios, tas pats, kad sodybui čia būtų prišaikyta, ištrypta, jau tu nieko nebekontroliuotum. Ir sodyba tampa visiškai kitokia. Taip ir organizmas tampa visiškai kitoks. Kokie yra požymiai, ar ne, kad žmogaus ta mikroflora, jinai yra išsibalansavus, išsiderinus. Kas žiūri, ar ne, tai tokie top 3 ten pagrindiniai, sakykime, jau pas tą mikroflorą reikėtų pasižiūrėti. Ką žmogus galėtų pats savo pasižiūrėti ir pamatyti, pajausti, sakykime. Čia prioritetus galėtų paskirstyti, gal nebūtinai taip, sakykime, vidurių pūtimas, išmatų kvapas per daug intensyvus, refliuksas, SIBO sindromas, gal SIBO nežino, kas tas yra sindromas. Ne visi žino, iš storosios žarnos bakterijos patenka į plonąjį žarnyną. Jos ten neturi būti, jų vieta yra storajam žarnyne, jos patenka į plonąjį žarnyną, jos kyla vis aukščiau ir vagia mikroelementus, blokuoja skrandžio rūgštį, atsiranda terpė helikobakter veistis, tulžies mažėja, rūgšties mažėja, virškinimas blogėja, vidurius pučia, mes išsipūtę, nevirškina pavalgom, SIBO sindromas. Tai visi, kas, suprantu, su žarnynu susiję, ten užkietėjimai, gal kažkokie, ar ne, vidurių, visi šitie dalykai jau ženklas, kad mikroflora neatlieka Taip, vidurių užkietėjimas, arba skysti viduriai, arba užkietėjai viduriai. Pagal tuštinimąsi mes galim labai daug kas spręsti. Kaip sakiau, kvapas, konsistencija. Konsistencija turi būti kaip ta sardelka iš parduotuvės. Tu nežinai, iš ko padaryta. Vientisa masė. Ar iš mėsos, ar iš tualetos. Jokių daržovių likučių, jokių nesimato, nieko nesimato. Tai yra gera konsistencija. Gyvatė arba dešrelė, tik jokių būdų ne rutuliukai, ne kamuoliukai, kurie barška krisdami, arba neturi būti skysta. Gerai, jau palėtėm tą temą, sakykim, galim dar mes ją truputį, jeigu žmogui tada, sakykim, rutuliukai ten barška, ką jam daryti tada? Pirmiausia, pradėti gerti dievų maisto produktus. Toliau aš ten
Toliau jau pačios mitybos turbūt yra Taip, niuansai, kuo maitinasi žmogus. Čia reikalinga ir bakterijų įvairovė, ir pamaitinti tas bakterijas, ir skaidulus, kaip sakiau, ir polifenoliai, ir nemaitinti blogųjų bakterijų. Čia visas sąrašas, čia labai daug visokiausių faktorių yra. Nu gerai, sakykime, pas tave yra žmonės ar ne, kurie konsultacijas turi, tai vat kokios grupės žmonių, kokius tu sutinki žmonės, kurie vat kreipiasi dėl ten virškinimo sutrikimų ar mikrofloros klausimų, vat šitų dalykų. Dažniausiai tai ateina neturi energijos. Neturi energijos. Taip. Tai čia pirmas požymis, jei neturi energijos, tai... Refliuksas, neturi energijos, vidurių pūtimas per didelis. Ir iš to išplaukia taip pat ir sąnarių problemos, ir viskas čia, ir viskas yra susiję. Viskas susiję. Tai čia pati pradžia jau reiškia. O jeigu tos jau sąnarių problemos, visi kiti dalykai, tai jau tada mikroflora tikriausiai jau dar labiau yra su... Kaip aš pamenu, 2008 metai, rytą reikėdavo džinsus apsimauti, kairę koją negalėdavau pakelti, atsisėsdavau. Ai, atsisėdi, tai tik taip, negali iškelti. Jo, įsivaizduoji, lankstumo nebuvo, o dabar Eurofito testuose Lietuvos sveikuolis 4 metus iš eilės. Tai tu dabar, kiek tu pradėjai jaunėti, žodžiu, taip čia dabar gaunasi. Aš norėjau tik tai susitvarkyti problemas, bet kaip bonusą gavau dar sportinius parametrus. Koks turėtų būti to fermentuojamo maisto santykis, sakykime, skirtingais sezonais, galbūt taip pasakyčiau. Nu, tokia bendra gal kažkokia yra formulė, ten žiemą daugiau, vasarą mažiau. Jeigu į gamtą pasižiūrėti, kaip yra vasara, tai kai visko pilna, tai visko ir reikia, kuo daugiau. Įvairovės prisikrauti mums, o žiemą tai yra peržiemoti. Peržiemoti yra šaknis, grūdai. Ko reikia vasarą vengti? Pilvą reikia užkimšti viskas, kas aplinkui. Kuo daugiau visko paprasčiau ir mažiau tos žieminio maisto, mažiau daugiau vasarinio maisto, kurio yra begalė. Bet jeigu mes privalgysim duonos, grūdų, tai mes nebenorėsim tos žalumos. Dabar problema yra, kad jeigu į parduotuvę ateini, tai nesvarbu vasara ar žiema, iš esmės visko visada yra ir gali susipainiot žmogus. Žiūrėk, kaip meška gyvena. Tai panašiai ir mes. Per vasarą prisivalgo lašišų, prisivalgo uogų, prisikaupia savo riebalų ir gali per žiemą miegoti. Ramiai ir dirba ketonais maitinasi. Ir ramiai, gerai prikaupusi riebalo, ramiai savo sulaukia pavasario. Kitą vasarą vėl kaupia riebalą. Taip ir mes galim daryti, bet kadangi atsirado šaldytuvas, atsirado elektra ir viskas išsikreipia, jau mes galim vaisius saldžius valgyti ir žiemą ir mes prarandam tą metabolizmą, kuris degina riebalą. Atrofuojasi visą tai, todėl kad gliukozė visada pirmoje eilėje deginama. Jeigu jos yra. Jeigu jos nėra, tada riebalą. O jeigu mes gaunam visada gliukozę, tai riebalas atidedam. Reiškiasi, aš kiek domėjausi, viskas yra apie energiją, ne? Žmogaus kūnas arba angliavandenių pagrindų energiją gauna, arba keto, reiškia, ketonais maitinasi. Ketonais arba riebalų. Taip. Tai va čia du dalykai yra. Reikia duoti deficitą gliukozės, kad pradėtų deginti riebalą, įsijungtų, kad organizmas būtų mobilus, galėtų ir gliukozę, ir riebalą deginti, o ne tik visada tik tai gliukozę, o riebalą atidėlioti. Vat kaip tą mobilumą, sakykime, palaikyti, kad jaustųsi, nes aš kaip suprantu, jeigu turi riebalą, organizmas degina, tai jo ilgiau užtenka. Tu turi energijos ilgesnį laiką ir nebūtina tau valgyti, sakykime. Aš parodysiu skaidrę, aš pasidariau pernai rugsėjo mėnesį Afidėja klinika Vilniuje yra tokia. Pasidariau anaerobinį slenkstį. Ten teko bėgti 40 minučių vis greitėjant ir kas 3 minutės ėmė ant takelio bėgi, tau prieina, ten įduriai pirštą, paima kraują ir kas 3 minutės žiūri laktatą. Pagal laktatą ten nusprendžia, ties kokiu pulsu tavo yra slenkstis. Mano, pavyzdžiui, buvo 162 pulsas, iki to aš galiu bėgioti, važinėti, sportuoti, iki tokio pulso man degina riebalą su deguonim. Aš tada turiu energijos, sakykime, jeigu man
sanariai ir raumenis laikyti, aš galiu savaitę taip va, bėgti. Nu, jo. Energijos turiu iki tokio pulso. Nuo 162 įsijungia gliukozė. O nuo 185 antras lengsnis. 185 pulsas. Bėgiko Tada jau runners high. riebalai iš vis nebedegina, degina tik gliukozė. Aha. Gliukozės yra santaupų valandai. Valandai. Tik valandai. Čia savaitai, o čia valandai. Aha. Ir jeigu tu išnaudosi tą gliukozę, tu esi matęs, kada maratoną parbėga, 5 metrai liko, krito ir ten draugas partempė. Jis gliukozę visą jau išnaudoja. Išnaudoja gliukozę ir tu krisi ir viskas. Aha. Nepajudės. Išbandžiau visokių tų mitybos būdų. Ką tu manai apie veganizmą, vegetarizmą, vėlgi apie mėsos valgymą, sakykime, kokia galbūt tau patirtis, sakykime, yra, vat, matant žmonės, ką jie valgo, kaip pats esi išbandęs šitus dalykus. Pagal kraštutinumus dabar paaiškinsiu, bus aiškiau. Vienas kraštutinumas valgyti, būti žaliavalgiu, valgyti tik tai žalią maistą. Taip. Įsisavinimas tada iš daržovių yra iki 20%. Iš viso to žalio reiškia. Jo, jeigu žalią valgysim. Bet plus yra fermentai ir ląsteliena, kas reikalinga storajam žarnynui pamaitinti bakterijas. Tai yra labai gerai. Dabar jeigu valgysim, kitas kraštutinumas, tik tai virtą maistą visada, mes gaunam įsisavinimą iki 40%. Dvigubai daugiau. Čia gerai. Bet nebėra nei fermentų, nei ląstelienos. Aha. Pats įsisavinimas lengstis didesnis. Dabar žiūrėk. Jeigu mes būsim žaliavalgiais, mes anksčiau ir vėliau gausim pankreatitą kasos. Dabar kitas kraštutinumas, jeigu būsim tik tais virtą valgysim, gausim antro tipo diabetą. Aha. O kur aukso vidurys? Fermentuota. Jeigu valgysim raugintus kopūstus, įsisavinimas iki 80%. Ir fermentai, ir ląsteliena, ir bakterijos dar papildomos kokios ten bus. Ir jeigu dar sugebam derinti viską kartu, kad ir tą valgyti. Tam ir reikalinga įvairovė. Biški virto, biški žalio, biški rauginto ir neatsibosta ir sveika. Kai tu pradėjai fermentuoti žoleles, tu užsiminėjai apie pelyną, apie ugniažolę. Kuo ypatingas yra pelynas? Kuo jisai būtent naudingas mikrofloros atstatymui ir kitokių jisai savybių turi? Apie savybės aš gal nekalbėsiu, pilnas internetas, pilna knygų, pasispaudus, pasirašius, pasiguglinus pelynas, tai ten priskaitysit visko, aš galbūt iš savo patirties daugiau to, ko nerasit. Kaip sakiau, aš pagal Borisą Bolotovą tada pradėjau tuos daryti. Ypatingai man patiko pelynas, ugniažolė, ten labai daug ir gerai aprašyta. Boriso Bolotovo buvo apie efektyvumą šitų dviejų augalų. Ir pats gan daug gėriau. Būdavo, tiesiog kaip pasidariau matytos slovikus, pas mane buvo po 8 litrus tokie. Praeit neįmanoma, taip skanu, taip gaivu, kaip ir jūsų gaminami visi tie fermentuoti gėrimai, skanu, gaivu, gali jų gan daug išgerti. Ir aš gan daug gerdavau. Ir paskui teko ten birezonansinę aparatūrą nuvažiuoti pas vieną daktarą, pasitestuoti, nusivežiau ten savo tą pelyną, ugniažolę, pasižiūrėjau, kad gan didelė apkrova yra ant kai kurių organų, tai tada truputį atsargiau pradėjau vartoti. Bet aš nieko blogo nepajau, man tik tais labai gerai buvo tada. Kiek maždaug išgerdavai per dieną? Daug išgerdavau, aš ir litrą išgerdavau. Ir litrą, ne? Jo. Ir dabar kartais išgeriu. Kodėlgi ne? Daugiau negu, bet ne kiekvieną dieną, aišku. Ir pasitaikė toks atvejis, tokia Genutė klientė mano, čia prieš 10-12 metų, sirgo onkologija 4 stadija ir jai ten jau išrašė namo, tau čia nebedaug liko, mes tau viską padarėm, nieko padėti tau nebegalim ir jin užsikabino ant to ugniažolės raugo. Aš ją išmokinau, kaip daryti visą tai ir sakiau, kad 3 savaitės geri ugniažolę, 3 savaitės pelyną. Kad pakeisti, arba kitokią žolelę. Ir ten taip ir, tai jin dar pratraukė 5 metus. Ten, šeimai atsibodo tas ten
terlenimas, kaip vyras ten ir vaikai vadindavo, viskur prirūgė, visur kvapų visokių, žolių visokiausių, tai sako, nu, tą chemiją pasidaryk. Nu ir dėja po tos chemijos mėnesį patraukė. Aha. Tai va, nu, čia tas toks atvejis, vienas atvejis, nebūtinai čia daryti išvadas tokias kategoriškas, bet įdomus atvejis man įstrigo tai, kaip gerai veikia žarnyną ugniažolė ir pelynas va kartu derinant. Ir savo klientams visą tą laiką aš rekomenduoju, ne po daug, ugniažolę, vieną butelį ugniažolę išgerti, sekantį butelį pelyną išgerti. Taip kiteliu. Keliaujant iš Kinijos, tu paskui pradėjai auginti. Kada tu pradėjai būtent žmonėm duoti šitą visą dalyką? Tu pradžiai pats gerdavai ir, sakai, reikia pasidalinti su šituo gėriu. Kaip tai atsitiko šitas momentas? Nu, įsivaizduoju, kada pas mane toks ūkis ir atvažiuoja svečių, kas nors, kavos pasivaišinti visur gali. Pas mane kavos negausi. Gausi gėrimą. Gausi fermentų. Jo, aš pats gerdavau ir kitus vaišindavau. Nu ir vienas kitas pastebėjo, kad, oi, kaip taip gerai nesijaučiau, kaip man ten šiandien visą virškino, kaip pas tave gerai tų pagėrių ten. Gal gali įpilti, nu tai įpildavau. Vienam puslitruką, kitam. Jo, bet paskui, kai jau pastebėjau, kad jau man vargas čia daug gaminti, tai pradėjau mokyti tada visus paskaitas skaityti. Tokias mokymus ir YouTube'ės kanale mano yra įrašyta. Žodžiu, natūraliai kažkaip viskas sukosi ir dabar jau tu realiai ten, kur šienų ieško, ten padedi žmonėm ir į Vilnių atvažiuoji irgi dabar. Nu, tai aš visur ir Rygoje, ir Vilniui, ir Kaune, po visą Lietuvą važinėjau. Kuo fermentuotas pelynas skiriasi nuo paprastos pelyno arbatos? Čia tada reikėtų bendrai visiems paaiškinti, kas yra lektinai. Lektinai tai yra dievulio gamtos nuodai augalui apsiginti nuo to, kad nesuėstų. Zuikis tai gali pabėgti nuo vilko, o kaip augalai pabėgti? Taip. Jis ginasi nuodais. Ir mes žinom, kas turi daugiau lektinų prikaupę, kas mažiau mes valgom žalę, salotas, sakykime, kokias ten špinatus valgom, kol jie dar nėra labai peraugę, ne mes tokius švelnius, kad ir morkų lapus, burokėlių lapus, kol jie dar nepritraukia ten tų tokių negerų medžiagų, tai mes mažiukus juos valgom. Tai ypatingai šaknis, sėklas apsaugo lektinais gamta. Tai lektinai mokslinis pavadinimas? Mokslinis pavadinimas, taip. Visuomenė nuodai būtų, žodžiu. Taip, paprastai pasakius nuodais. Yra mano YouTube'ės kanale apie lektinus, mes su Sigitu Teišerskiu esame įrašę lekciją, ten galima paklausyti. Arbatoje tų lektinų, reiškia, yra... Tai va, dabar žiūrėkit, ugniažolė ir pelynas turi labai daug lektinų ir labai daug naudingų gerųjų medžiagų. Jeigu mes gersim arbatas, mes ir apkrovą duodam didelę ant mūsų valymo organų, per didelę apkrovą ir negalime mes tiek sau leisti daug išgerti, bet kada, kaip sakoma, kada gaisras, jau nieks nebežiūri į knygas, į baldus, jau pila vandenį, ne? Tai taip ir čia yra su ugniažolė taip pat. Kas neturi fermentuoto, tas geria arbatą, kad pasveikti nuo tų sveikatingų savybių. Nežiūri, kad baldai sušlaps, kai tam gaisrė, ar knygos sušlaps jo. Bet kada mes jau išfermentuojam, mes jau pašalinam šitą lektinų žalą, kur per didelę apkrovą daro mūsų organams. Tai galim tada daug didesniais kiekiais naudoti, gauti daug geresnį efektą ir naudą. Ar tiesa, kad pelynas gerina apetitą ir kepenų veiklą? Tiek pelynas, tiek ugniažolė skatina tulžies išsiskyrimą. O dėl to savo klientams rekomenduoju po 50 ml kaip aperityvą išgert prieš valgį ir tada bus daugiau tulžies. Kai bus daugiau tulžies, tai viskam bus geriau ir žarnynui geriau. Ir čia jau galima visą iš to plėsti lekciją atskirai apie tulžies išskyrimą. Daug problemų yra, kad tulžis užsistovi, sutirštėja, jos mažai ir labai daug problemų iš to. Tai mes iškart gaunam čia daug efekto vartodami tiek ugniažolį, tiek pelyną prieš valgį po 50 ml. O ką daryti žmonėm, jeigu išpjauta tulžis?
Tai vat, kaip tik aš ir savo klientams siūlau jiems kaip ir kompensacija, sakykime, jie nebeturi to koncentracijos maišelio, kur koncentruot galėtų tulžį. Tai būtent tada tas skatinimas kaip ir imituoja tulžies pūslę. Tiek ugniažolė, tiek pelynas duoda tą paskatinimą daugiau gaminti tulžies, daugiau jos išskirti. Tai vis tiek jinai paskui pasiskirstų po organizmą, kaip sakant, net jeigu ir ten išpjauta yra. Vis tiek gaminasi, ar teisingai aš čia suprantu? Rezultate, sakykime, taip imituoja tulžies pūslę. Išgeriant ugniažolės ir pelyno, imituoja tulžies pūslę. Taip, paprastai ten į detalės Supratau. Tulžies funkcija pati yra, kokia yra tulžies funkcija realiai? Žmogui paprastam kartais net ir nežinosi. Įsivaizduok, tu parsinešiai kaladžių, nori krosnį pasikurti, bet tau netelpa iki. Per angą netelpa. Kirvuką. Tai tu turi perskelt, tai tulžies reikalas yra perskelt, kad tilptų. O jis skaldo... Riebalą organizme. Ką tu suvalgai riebalus perskelia, sakykime, į mažesnę detalę, o jau lipazė, kasos fermentai perskelia dar į mažesnę detalę. Ir taip paskui energija išgaunama organizme. Tai čia tokia tik viena mes funkcija. Čia viena iš to ratų, sakykime, ar ne? Jeigu būtų tas ratas, supratau. Tai galima sakyti, kad tulžies išsiskyrimas, ypač žmonėm, kurie valgo riebalinių maistą, tai jiem, kaip ir labai reikalingas, teisingai. Tai riebalas ir skatina, pats riebalas skatina daugiau tulžies gaminti. Tai kas nevalgo riebalo, tai tuoj pat pradeda mažėti tulžies, jin koncentruojasi. Yra tokių sportininkų, kurie ant baltyminės dietos be riebalų sėdi. Dažniausiai baigėsi tulžies pūslės operacija, nes akmenis kaupėsi, suakmenėja jos užsistovėjimas. Pelynas, ugniažolė, kaip yra antioksidacinės, priešuždegiminės, terapinės savybės, gal tokia bendrinė tokia yra, kaip šitos žolelės veikia tą organizmą. Aš jau manau, kad tą Genutės atvejį papasakoju, ten iš jo jau galima daug pasidaryti išvadų, labai efektyviai veikia, ten galbūt čia mokslinių darbų yra daug pridaryta, daug prirašyta, aš nenoriu ten gilintis, tiesiog mano praktikoje jau tikrai yra pastebėta, kad tai efektyvu. Matot, aš klientams duodu visą kompleksą pasikeitimų visokių tame tarpe ir pelynas, ir ugniažolė. Čia kaip pirmas žingsnis galėtų būti šitas dalykas. Tai kompleksė prie visko, tai reikia ir skrandžio rūgšties išsiskyrimą skatinti, ir tulžies išsiskyrimą skatinti, kad geriau veiktų, į žarnyną patektų išskaidyti baltymai. Jeigu baltymas nėra išskaidytas, prasideda daug problemų. Taip. Dėl rūgštingumo, man įdomi nuomonė. Reiškiasi, yra vėlgi visokių versijų, kaip ten šarminga mityba veikia, kaip ta, kuri turi rūgštingumą kelianti ir yra, kiek mano žinios sako, kad yra skrandyje, reiškiasi terpė tiek rūgštinga, tiek šarminga kažkaip ten yra galiukas, ar ne, berods? Kaip yra iš tikrųjų? Pradėkim nuo krokodilo. Dievas sukūrė skrandžio rūgštį, jos sudėtis yra ta pati. Ar pas šuniuką, pas kačiuką, ar pas žmogų, ar pas krokodilą lygiai ta pati. Taip. Tik skiriasi koncentracija. Įsivaizduok dabar, krokodilas praryja cielą su ragais, kanopom, kailiu, šeriais, visais gyventojais, kas tam kailį gyvena ten. Ir jeigu jam į žarnyną visą tai patektų, tai jis pražūtų greitai. Jau vien ragai pradurtų ten viską, bet nuo skrandžio rūgšties ragai ištirpsta į tyrelę ir pamaitina jo tavo neperšaunamą liemenę. Tai čia turi būti skrandžio rūgštis stipriai. Mes pavalgom, maistas nukrenta į skrandžio dugną, iš senelio išsiskiria skrandžio rūgštis, aktyvuojasi pepsinai, pH tampa nuo 1 iki 3 pas sveiką žmogų. Taip. Nuo 1 iki 3 klapanai užsidaro,
prasideda baltymo skaidimas. Ir visų tų, kas papuolė, kaip sakiau, ragai, kanopos, viskas, visi gyventojai, viskas, kas papuolė, viskas yra virškinama. Centrinis valdymo pultas skatina kepenis daugiau tulžies gaminti, tulžies pūslė gauna komandą, kad visą tą koncentruotą tulžį išpilt reikės, kasa taip pat gamina fermentus, nes čia rūgštų. Ir visas mechanizmas užsisuka, nes čia rūgštų. Dabar, jeigu skrandis neveikia tinkamai, jeigu ten nerūgštų, jeigu ten pH yra virš 3, kas tada? Klapanai nedirba, neužsidaro pilnai, kepenis gerai nedirba, tulžies pūslė gerai nedirba, kasa taip pat buksuoja, irgi fermentų pakankamai nepagamina ir mums stovi, nevirškina, mes norim pagulėti, pasėdėti, pavalgę, nesam darbingi. Žmonės dažnai, aš pastebėjau per mugės, tai eina gėrimą pirkti ir klausia, o čia rūgštingumo nekelia šitas gėrimas, sako, fermentuotas. Sakau, žiūrėkit, ką jūs valgot. Matai, kaip čia yra. Jeigu visa tai yra sutrikę, klapanai gerai neužsidaro, tulžis pakyla ir patenka per šitą klapaną, įsivaizduok, kaip būtų akumuliatorių baterijos, pliusą su minusą užtrumpinti. Šarmas su rūgštim užsitrumpina, putoja. Kai putoja, pradeda stumti viršų. Ten klapanas irgi neuždarytas gerai. Irgi atpila, rėmų ėda. O kada čia rūgštų, tada užsidaro. Tu nieko nejausi tada. Ten yra labai rūgštų. Ir tada viską išskaido. O jeigu ten geriamės vaistus, kurie muša skrandžio rūgštį, tai mes perkam bilietą į onkologiją ir visokias degeneracinės sunkias ligas. O kaip čia viskas yra, matai, susiję. Nu, aišku, tas simptomą tą užmuša, ne, tą rūgštį. Taip, tam kartui gerai užmuša. Nu, kaip ir nemalonu, kai rūgštis kyla, ne, bet tai, o ką, užmušiai tą rūgštį ir pasiliko ten visa ta nesąmonė. Ar yra rizikų susijusių su per dideliu ar netinkamu pelyno vartojimu fermentuotų? Su arbata tai tikrai, su fermentuotais gėrimais, teoriškai, sakykime, ir kiek aprašyta, Boriso Bolotovo aprašyta, nereikia padauginti. Ir kaip man teko ir pačiam testuoti su birezonansinė aparatūra, nors aš pats nieko nejutau, kad ir gėriau ten didesniais kiekiais, bet rodo, kad negerai, yra per didelė apkrova organizmui, kai kuriems organams, bet čia skirtingai vienam žmogui labiau, kitam mažiau. Sakyčiau, kad reikėtų pasisaugoti, nors mano patirty per tiek daugybę metų nieko niekada nesu praktiškai užčiuopęs, kad kažkam būtų negerai. Taip nėra buvę. Tik teorija. Aš žinau tik teoriškai. Praktiškai nėra to buvę. Nei man pačiam, nei mano klientams. O šiaip su moksliniais tyrimais, sakykime, kur žmogui rasti tyrimus apie pelyną? Apie savybės? Ne, mokslinius tyrimus apie, apie ką jisai daro, duoda organizmui. Geriausia paskaityti Boriso Bolotovo knygas. Ten yra geriausia informacija, pati tikriausia, pati tokia praktiškiausia, pati išsamiausia. Ne tik ką mokslas pasako, bet ir ką daryti su tuo. Akademikas Borisas Bolotovas nusipelnęs to vardo tikrai. Supratau. Nu tai ką, tai paragaujam tada tu šampaniukų pelyną. Paskatinsim tulžį. O, kaip skaniai kvepia. Labai. Aš pirmą kartą... Gaivus kartumas. Gaivus. Daugelis žmonių kartumo nemėgsta. Tai vat, kodėl žmonės nemėgsta kartaus skonio? Vėl sugrįžkim prie mano proporcijų. Kada yra išaugusi per daug sąlyginai blogų bakterijų, jos diktuoja. Ypatingai kandida sugeba stipriai įtakoti mūsų centrinę nervų sistemą, kad mūsų kvapas, skonis, akis mūsų norėtų saldumo daugiau. Nes jai reikia, kandidai, reikia saldumo, kad išgyventi ir pasidauginti. Ar saldumas rafinuotas tas saldumas, ar ir ten vaisiai visoks, ar ne? Va čia kuom yra gerai fermentuoti gėrimai, kad mes fruktozę, saldumą atiduodam bakterijom, bakterijos suvalgo ir pačios pasidaugina. Ir mes nebegaunam jau tos fruktozės, kuri mums kelia insuliną, aukštai iš ko mes gaunam insulino rezistenciją.
kai nebėra jautrumo insulinui, taip pat prasideda daugybė problemų. Ir antro tipo diabetas ten ir visa kita, mikroelementų nebeįsisavinimas ir visa kita. Tiesiog ląstelė bijo insulino. Įsivaizduok, kaip tavo geriausias draugas, su kuriuo ten susitinki į savaitę kartą, nefainai pabendrau, pasikalbėti, o jis pradeda kas 5 minutės skambinėti. Nu tai kiek laiko jis tau bus geriausias draugas? Tai dabar vėl čia su tavim, Jonai, kalbant, kuo giliau į mišką, tuo įdomiau, tuo daugiau medžių. Insulinas. Kur randasi tas insulinas, vat, jis su gliukozė susijęs, aš teisingai supratau, gliukozės privalgom kažko ir tada insulinas, kurioje vietoje jisai gaminasi ir kas kasos galūtė beta ląstelės gamina insuliną tam, kad neutralizuoti cukrų. Bet kada tu jį į tą kasos galūtę įdarbini ten dieną naktį šitą 3 pamainom dirbti, pavargsta per ilgą laiką. Kai pavargsta, pradeda jau buksuoti. Nu kiek tu 3 pamainom padirbtum? Reikia pamiegoti kažkada. Teisingai, ne? Viena iš mano sveikatos koncepcijų tai laikyti žemą insuliną. Aš dariausi tyrimą pats ant savęs Norvegų klinikoje. Sako, dar su tokiu jautrumu insulinui dar nebuvo paciento. Jau tavo organizmas ištreniruotas, reiškia, jį iš tolo. Bet prieš 15 metų buvo atvirkščiai. Atvirkščiai, varydavai viską saldžiai. Ne, tai gyvenau kaip ir visi. Nu taip. Nu dabar cukrus, taigi visur viskas užsaldinta. Tai čia nepaslaptis. Prieš kokius 8 metus pradėjau etiketės skaityti. Prekybos centre reikia užeiti į 2 skyrius. Daržovių ir vakarų. Žalia mėsa, žalia žuvis, kiaušiniai, grybai. Ir tai dar reikia pasižiūrėti, kokie ten, kur jie auginti. Tai irgi svarbus momentas. Taip, svarbus, bet gal mes čia nesigilinkim mūsų temą. O daržovės, pavyzdžiui, vaisius prekybos centre, kaip išsirinkti, kaip atskirti, sakykime, yra gal koks tavo metodas, kurį yra iš pajautimo, kaip sakant, ar... Nu, aš akcentą darau į kryžmažiedės daržovės. Nu, aišku, salieras ne kryžmažiedė, bet salieras pas mane kiekvieną dieną valgomas. Visokiais būdais ir žalias, ir troškintas. Ir sultis. Sultis, irgi galvoju, Klaus, sultis labai gerai girdėjau. Jo, tai vat mano vienas iš pradžios sveikatinimuose būdų, tai buvo visą žalomą aplinkai pas tave, čia labai daug visko yra, būtų galima per sulčiaspaudę pratraukti. Nu taip. Bet aišku, jauna, kada balandžio mėnesį, kada prasideda dilgėlės, garšvos, kiaupinės, visas tas žalomas, ką pažįsti, galima dėti sulčiaspaudę ir aš tokį būdą atradau, kad 50 ml žalio gryno atskiedžiu 10 kartų su vandeniu ir va tokį balzganą vandenėlį išgeri. Iš ryto turbūt geriausia. Tai nesvarbu, kada pavyks, nes jeigu per daug savo reikalavimų prisigalvosi, tai nepadarysi. Tiesiog bent kada nors išsispausk, išger kartą per dieną tos žalumos. Nu, dabar galima ten jaunų morkų lapelių, burokėlių lapelių, ten visokių margainių. Aš padariau taip, kad anksti pavasarį nuėjau į sėklų parduotuvę ir viskas, kas žalia, visų po maišelį. Ir po truputį po roželį daržę prisodinau, net nežiūrėjau tų pavadinimų ten, kas ten ir išdygs, net nežiūrėjau. Paskui, kas išdygo, tą viską su žirklėm kerpu ir sulčiaspaudė. Ir viskas eina. Paskui, kai paaugo, jau margainė eidavau su pirštinėm, nes nebeįmanoma buvo paimti jo. Buvau nuo gėrimo, žali pirštai nepažaliuoja. Ne, jis spigliai pas margainį. Spigliai, supratau. Tokia pažintis buvo su visa žaluma ir viską vartojau. Gan intensyviai, taip, gan daug metų. Dabar paskutiniu metu, kaip paskui perėjau į fermentavimą, labiau fermentuoti, va tas sultis pildavau pas bakterijas ir auga. Irgi reiškia sufermentuoti. Ir jas perfermentuodavau, taip skaniau ir daugiau jų išgeri, tada pasisavinimas geresnis. Žinot, kad rauginti kopūstai atrado Ameriką. Nežinot? Šito negirdėjau. Nu va. Yra paprastas gūžinis kopūstas. Taip. Ir yra rauginti. Taip. Tie patys gūžiniai kopūstai supjaustyti ir rauginti. Yra čia vitamino C, o raugintuose 10 kartų daugiau. Taip. Iš kur atsirado?
Fermentacija? Bakterijas. Bakterijas. Tai va, kai žmonės išmoko fermentuoti, rauginti kopūstus, tada gauti daug vitamino C, galėjo bačkų prisidėti į laivą ir plaukti daugiau negu mėnesį. Nes jeigu be vitamino C mėnesį prasideda kraujuoti dantenos ir tu neišgyvensi. Daugiau ir neplaukdavo mėnesį, o iki Amerikos neužteko. Drąsos, kad ten į nežinę plaukti kažkur garantuotai pražūsi vien dėl vitamino C trūkumo, o kai jau atsirado rauginti kopūstai, prašau, galima aplink pasaulį plaukti. Va, kokia kopūstų misija iš toj žemėje. Nebūčiau pagalvojęs. Čia ne tiek kopūstų, čia bakterijų darbo rezultatas. Nu tai, bakterijos. Fermentavimo. Kokios sąsajos tarp žarnyno ir smegenų, reiškia, yra? Tai labai tiesioginės mokslas netgi galvoja, čia kaip su ta višta ir kiaušiniu. Nežino, kas svarbiau ir kas pirmas, ar višta ar kiaušinis. Taip ir čia, ar smegenis ar žarnynas, ar žarnynas ar smegenis. Tai tarp kitko signalų iš žarnyno į smegenis eina daugiau negu iš smegenų į žarnyną. Jau mokslas dabar taip įsiaiškino. Dabar kas liečia tai norėjau visiems labai įdomią informaciją pagarsinti ir žiūrovams, kas čia žiūrės. Labai svarbu pasimatuoti savo išmatų pH. Jeigu išmatų pH bus 7 ir daugiau, labas Alzheimeriai. Ir neuronų sutrikimai mus tada, kas gaunasi, tada žarnyne yra intoksikacija toksinų. Nėra toksinų pagaminama proporcingai daug daugiau negu kad tos apsaugos, kuri saugoja nuo toksinų. Ir prasideda visokios neurodegeneracinės lygos. pH turi būti 6,5. Bent jau žemiau 7, tik ne aukščiau. Kad tą įtakoti, aišku, įdomiausia visiems, kaip tai padaryti. Čia visiems linkėčiau daugiau vartoti visų fermentuotų gėrimų, dievų maisto gaminamų. Daugiau raugintų, fermentuotų daržovių, nueikit į Facebooką ir parašykit raugiam viską, ten bus Baliutavičius Šiaulių regione, Amšiejus Alytaus Vilniaus regione, Abukauskas Kauno regione, su natūraliai fermentuotais, be jokių stabilizatorių. Prekybos centruose pirkti nėra gerai, nes ten dažniausiai bus stabilizatorių pridėta, kad neperrūgtų, kad grąžinimų nebūtų. O iš jų tiesiai perkant labai naudinga. Ir kuo daugiau vartoti rekomenduoju visiems tų produktų. Jeigu kam per brangu pirkti, galit pasidauginti. To skysčių, kai išvalgot iš dėžutės, neišpilkit, pripjaustykit ten savo šviežių daržovių, įpilkit vandens šilto, įdėkit medaus truputį, kad bakterijom valgyti būtų ką. Ir toliau palikit fermentuotis ir turėsit naują savo produktą. Prie to rekomenduoju, kad būtų mitybai daugiau ląstelienos, kaip sakiau, iš kryžmažiedžių daržovių daugiau, jeigu troškinius darot, ne per troškinkit tų daržovių, kad jos ištištų, būtų jau tokios dar paprastai šeimininkė sublenderiuoja, kad tokia jau švelni masė būtų, kurie jau nebeturi ląstelienos ir nebepamaitina mūsų bakterijų storajam žarnyne. Reikia taip troškinti, kad būtų traškalo, dar truputį traškėtų. Ne per daug. Jo, ne per daug. Polifenolių iš uogų visokiausių, rūgščių uogų, išreikštų polifenoliais, tokių kaip mėlynės, juodieji serbentai, tokį stiprų dažą, kur turi tie polifenoliai, labai mums išplečia, maitina daug mūsų žarnyno bakterijų. Tie dalykai visi jums padarys taip, kad tas pH nusileis žemiau 7 ir turėsit gerą sveikatą. Tai čia atsakymas į klausimą, kaip išvengti Alzheimerio ligos. Ir ne tik Alzheimerio, ir kognityvinės funkcijos nuo to priklauso. Kuo pH aukščiau link 7, tuo kognityvinės funkcijos yra prastesnės. Kuo žemiau, mes tada turim, kada pH yra apie 6,5, mes turim neuroprotektorius. Taip. Kas yra neuroprotektoriai? Tai ir atstatom, mums duoda ilgamžiškumą, mūsų neuronų ilgamžiškumą duoda ir mūsų geras kognityvinės funkcijas. Iš esmės, vėlgi supraskim, kad žmogaus organizmas tai tobula mašina yra. Reikia tik ją pamaitinti, neužkišti ir jinai viską pati ten susitvarkys. Biologinis amžius tik prasideda 21 amžius. Kai atsirado spektrometrija, metodas toks, pamatyti daugiau negu Petri lėkštutėj. Kol mokslas žiūrėjo Petri lėkštutėj, jis tik matė 5%.
O spektrometrija visai nesenai atsirado. Nu, taip, taip. Biologinis amžius tik prasideda. Antibiotikų amžius jau baigėsi, buvo 20 amžius. Išgelbėjo daug gyvybių, bet viskas jau dabar nueina. Antibiotikai bakterijos. jau baigėsi, bakterijos ateina. Nu, mes kaip ir žinom, mokykloje mokinamės, kad visur bakterijos, visur viskas juda, visur tos mažos dalelytės, molekulės, atomai ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, vat, kiek mes tam dėmesio skiriam, ir aš čia galbūt į žmonės kreipiuosi, kas klauso mus šito video, kad pasvarstyti, susimastyti, kokia tų bakterijų įtaka, tų mažiausių atrodo dalelyčių, bet jos labai mums svarbios. Su jom nekovotų, draugauti reikia. Susidraugauti. Ir palinkėsim tada visiems susidraugauti su gerosiom bakterijom. Nesipykti ir su blogosiom, nereikia gal su jom pyktis, tik jiem nereikia jų maitinti turbūt, ne? Čia kaip ir su emocijom. Kontroliuoti. Jo, palaikyti tą atstumą. Kaip ten sako, indienų ta išmintis yra baltas vilkas ir juodas vilkas viduj ir tik nuo žmogaus priklauso, kurį jisai maitins. Tai čia ir gerosios bakterijos ir blogosios viduj yra ir mes renkamės, kurias maitinti. Tai sveikata visiems. Jonai, dėkingas už pokalbį iš tikrųjų, kad atvykai, susitikom pagaliau akis į akį, kaip sakant, vis tiek bendravom. Tikrai įdomu buvo man paklausyti ir vat jaučiu, kad įvyko, žinai, kaip ta lemputė, kur užsidega keliose vietose tokie, tai va, čia taip, su ta tulžėm yra. Tai va, tai dėkui tau tada. Gerai, ačiū, kad pakvietei. Smagu. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjote, linkime toliau gilintis į save, į savo sveikatą ir visiems gerų gyvenimų. Skirkit dėmesio savo žarnyno mikroflorai, pagerinkit ją, tą simbiozę pagerinkit ir turėsit gerą sveikatą. Čia linkėjimai jums.